Labą dieną. Labą dieną. Pasidalinkite, prašau, savo įspūdžiais apie Fohau gorsetą. Pirmiausia, klausimas toksai. Kas jums buvo, kodėl jūs jį pradėjote nešioti? Pas mane yra 4 išvaržos stubure. Ir kaip daktarė padarė diagnostiką ir nustatė man gydymą, pradėjau naudoti visus preparatus ir patarė tiesiog pamėginti užsidėti va tą gorsetą. Aš jį įsigijau, užsidėjau, man labai gerai, labai man nugara neskauda visiškai. Aš labai dabar galiu eiti belė kur ir belė kiek ir labai esu dėl to patenkinta. Sakykit, prašau, ar senai apie tai svajojot, apie gorsetą ir kodėl jūs jo anksčiau neįsigijot? Oi, labai senai ir tiesiog, kada žiūrėjau video medžiagą apie apatinį trikotažą, tiesiog taip jau man ten patiko, bet kadangi buvau labai stambi, tai jau man niekur negalima buvo jo įsigyti, kadangi tokios išmeros nebuvo. Tų išmerų gal yra, tiesiog reikia pasiūti, užsakymą duoti ir bus pasiūta jums kiekvienam asmeniškai. Tokia galimybė yra iš tikrųjų, bet jūs šaunuolė, kadangi jūs pasiekėt savo, numesdama svorio, plus galite ir turėti puikų tą gorsetą, kuris jums netgi ir pagerina jūsų sveikatos kokybę. Tai yra, kad nugara neskausminga, ar ne? Sakykit, ką dar jisai daro? Kaip jūs jaučiatės? Nugara, eisena, kas dar pagerėjo? Labai eisena pagerėjo, tiesiog neleidžia sukumpti. Jau mano toks amžius, kada jau norisi eiti susikuprinus. Tai vat, norisi įsitiesti, kadangi ten yra magnetai tam gorsete ir dar tokios juostelės, tai sutvirtina tiesiog... Laikyseną patvirtina. Taip. Ir pakelia labai krūtinę, kas moterim, tai ypatingai jau norisi ir sakau, turiu dabar puikią krūtinę pasirodo, kur atrodo, kad aš jos neturiu. Reiškia, esate patenkinti. Labai. Ar nesigilėte tų pinigų, kuriuos teko sumokėti už šį gorsetą? Ką jūs, tikrai ne. Jau, man atrodo, kiekviena moteriškė jau galbūt, pasąmoniai, tikrai kiekviena jo nori. Tik tai ateina tam tikras laikas, kada galime jau jį iš tikrųjų turėti, nes svajonės pildosi, reikia tik tai norėti ir viskas bus pasiekta. Tai tikrai aš taip norėjau ir tas svoris man nukrito ir dabar jau galiu pasidžiaugti, kad aš jį turiu. Ačiū labai. Prašom. Iki.